sustojom nakvyniai Lygatniai. O tu pasakyk labas rytas. Kad jau neberytas. Pasigrožim Lygatnės vaizdais ir šiaušiam į Estiją. Važiuosim aplink ežerą, kurio pavadinimas ten labai sudėtingas, niekaip aš jo nemoku pasakyti. O tu? Aš neatsimenu. Neatsimeni. Tai va, o važiuosim ratuką aplink ežerą, surinksim įdomius objektus ir parodysim, ką ten mes patys pamatysim. Dar ir pats nežinau. Važiuojam žiūrėti. Važiuosim aplink štai šitą ežerą. Pavadinimas jo iš V raidės. Pirmas mūsų objektas Estijoje. Aplink ežerą važiuojant. Sugriuvusi pilis. Čia visiškai tik tai trupinėlis. Visiškai. Aplankysim, apeisim čia ratelį ir lėksim dar kiton vieton. Viskas būtų gerai, bet nepatinka lietus. Nu ką padarysi? Čia žiemos kaip nebūta. Į šiaurę atvarėm ir sniego nebėra. Nedaug čia likę tos pilies griuvėsių. Vieną sieną. Ir viskas. O, einam dar ten pasižiūrėsim, ką pamatysim. Ir bandysim lėkti čia. Jūratė pafotografuoja dar truputuką čia šitą sieną. O aprašymą turbūt padarysi Facebook'e šitos visos pilies. Jo, nes dabar neatlikau namų darbų. Nieko mes čia nežinom. Kažkuriais metais jinai čia buvo sudeginta, kiek skaičiau ten truputuką ir viskas. Livonijos ordino ten kažkas, tai žinau, kad tai... Sekantis mūsų objektas – apžvalgos bokštas. Apžvalgos bokštas čia toks, mes esam štai čia. Ežero šiauriniai daly. Bokštas ten. Lietus lyja gaila, bet ką padarysi? Eisim per lietų? Taip. Net cukriniai neištirpsim. Štai ir bokštas. Gaila, kad lietus lyja, tokia dulksna pariškia, bet kaip nors vis tiek bandysim įkopti jį. Įmanoma? Oplia, oplia. Ir pasižiūrėsim į tą ežerą nuo bokšto viršaus. Mes esam čia. Ir viršus bokšto su didžiuliu vėjo. Ir ežero nesimato. Matos truputuką per rūką. Beveik kaip jūra. Eina savo. O ir tiltas ten yra. Per jį mes atvažiavom. Užmatėm čia tokį apleistą fabrikėlį. Neaišku, kas čia ką daręs. Einam pasižiūrėti. Jūratė jau matau sulenda į vidų. Viena jau viduje. Fabriko viduje. Darbastaliai. Kriauklė čia nusiprausti buvo patalpa padaryta. Taip. Dušai čia. Čia išėjimas, o čia tualetai. Jo. Bet čia nebesibrausia pro tos visus. Bandykime eiti ten, pažiūrėsim, kur Jūratė nuėjo.
ką randi? Oi, pats įdomiausias dalykas. Tai kur jau čia metai? 11 metų. 11 metų laikraštis. Nu, principė kaip vakar. Čia koks ratas pakabintas, net nesuprantu, koks čia tikslas. Apšvietimas koks jo buvo. Ar kas čia? Kaip tu galvoji, kas čia buvo? Nu nežinau. Ant grandinės pakabintas čia. Va ten. Kaminas. Ir laiptai. Kopėčias yra. Bet tos kopėčias tokias jau kaip ir spirėja labai. Jau kažką tai randam po truputuką. Neiškaus tokio. Oi, ir čia patalpos galas? Nesuprasiu, kas čia. Ką, būsim kominkrečiai? Yra, aš jau senai juos mačiau. Iš pirmą apžiūrėjimą, kaip ir kaminas švarus, be suodžio. Dabar praeisim truputuką tokio pažintiniu takeliu. Čia vėl palyta Ežerą tą patį? Virci. Virci. Kažkoks. Labai jisai sudėtingas pavadinimas to ežero, bet... Čia labai graži vieta iš tikrųjų. Jo, va namelė yra, čia galima apsigyventi. Dabar einam žiūrėsim tą takelį. Gal biški rūkas sumažėjo, tai gal ežerą daugiau pamatysim negu ten nuo to bokšto. Bandykim. Susifeilinom gatavai. Atvažiavome bokštą įlipt. Tai mes dabar bokšte stovim. Ant bokštą pamatą bent jau kol kas. Jis pasirodo nupjautas. Nupjautas, tipo, jį čia atnaujint noriu, ar kažką tai tokio padaryti. Į ežerą nepažiūrėsim iš aukštai. Tai ką, tada už tai dabar mes paliekam ežerą ir po truputį jau tolsim nuo jo. Kaip pasakysite, kad bus? Mūsų laukia dabar dar vienas įdomus objektas. Atėjo tamsa. Naujas objektas taip pat. Tamsoje. Apleista. Kirik. Palieki intrigą. Žaistiškai. Nu tai taip. Nu, ką, bandysim, eisim, pažiūrėsim. Jeigu nebus baisu, apeisim visą. Gal ir į vidų išeis patekti. Gal. Mūsų laukia apleista bažnyčia. Kirik. Čik-čirik. Einam. Štai ir jie. Apleista bažnyčia. Aš ten pavadinimus jaučiu parašysi po to filmukę. Nes čia tuos pavadinimus pasakyti čia nėra šansų. Neįmanoma tiesiog. Medžiai auga ant stogo. Džiunglėm braunamės. Kažkieno tai kaip ir vaikščiota. Bet ir mes dabar bandom taip pat praeiti visą šitą. Va
Labai greitai apėjom tą bažnyčią, į vidų įeiti nėra kaip, Šiaip ne pati jaukiausia vieta iš tikrųjų. bet ir nieko baisaus. Ne, baisaus tai nieko. Tai va. Kažkaip tai gaila, kai O tokios. ko jis ten toks patenkintas? Jis į tave žiūri. Tai va, žiūri. Be pavydas ten. Lekiam į naują objektą. Kas dabar? Intriga. Supratau. Nu va. Intriga atskleista. Dar viena bažnyčia. Kiek. Jo, dabar bandom apėti ir ją pasižiūrėsim, ką pamatysim čia. Čia panašu, kad netvarkoma. Kažkokia tai pasižiūrėsim. Bandom. Varteliai. Nu va, šita neužrakinta. Kritė detalės. Pažiūrėk, tie medžiai visi apaugę samanam. Baisuokliniai tokie, ne? Jo, pilnačiai tokių. Spėjo jie nupjauti nuo bažnyčios stogo. Greičiausiai. Kažką daro čia, tvarko. Nėra taip jau visai, kad būtų apleista. Bando kažką tai atgaivinti su ja. Traukiam į kitą vietą. Ten, kur nakvosim. Tai bandysim ieškoti nakvynės. Vakarienė kepa. Bulvės su kotletais. Vebasta šilda mum vidų. Ir ką? Susimatysim rytoj prie, žinai, kokio objektėlio? Spėju, kad žinau. Nu, pasakyk man. Sena obelis pražydo vasario gale, kai tu prisėdai šalia. Labas rytas. Mūsų rytas vis dar Estijoje ir dabar esam Prie vienos seniausių laukinių obelų Estijoje. Medis skaičiuoja apie 100 metų. Ir nors vat matosi, kad audroščiai jinai paniokota, bet kaip rašo, vis dar duoda vaisių. apeisim aplink truputuką. Naujas objektas už mūsų, labai netoli nuo tos obels. Mes esame Karksi. Karksi miestas, va tai va, pasivadinęs. Ir dabar atvažiavom aplankyti Karksi pilies likučių. Ir mūsų žiniomis čia yra Estijos Pizos bokštas. Prie pilies. Taip. O tą pamatysim irgi. Einam apžiūrėti. Pilies griuvėsiai rūke. Viskas labai mistiškai atrodo tame rūke, kai yra. Čia biški daugiau griuvėsio negu vakarykštė. Jo, čia biški įdomiau turėtų būti. Nežinau, ar matosi čianais, kaip pasvyręs tas bokštas, bet taip iš akies tai tikrai jisai nuvertęs į šoną. Pro raktą skylutę filmuoji. Eik tu.
matosi, kad pasvyręs. Labai matas, kad pasvyręs. Įdomiai taip atrodo. Geras, einas. Ir už mūsų vaizdas toks. Mūsų kelyje vėl bažnyčia apleista. Nežinau net ką pasakyti. Apeisim, pasidarysim aplinkoje. Matau, duris praviras, bus galima užeiti vidų. Žiūrim, ką pamatysim. O, duris iškrytė. Kokios įdomios sienos iš tų šiaudų. Šiaudai padaryti, pritvirtinti, kad tinkas turėtų ant ko laikytis. Bet tai kokia jinai senumo turėjo būti tada. Čia va laiptai buvę kažkokie. Lipti viršų, va duris, matai? Labai tokias vietas mistiškai atrodo, ypač kai yra rūkas. Sutinki? Jo. Ir ten tas vanduo teška ten, kai buvom toj bažnytėlį. Toksai keistas jausmas. Aišku, visai nebaisu, jokios baimės. Kažkaip keista, kai tokios vietos apleidžiamas. Bet ką padarys? Nu tai taip. Sustojam į tualetą, Jūratė pirma buvo, sako, eik dabar tu, bet pafilmuok. Jis sako, kodėlgi? Na nežinau, einu pažiūrėsiu, kodėlgi čia jau tai pafilmuot reikia tą tualetą. Nieko čia įdomaus. Smėlis. Katina. Ką daryti čia smėlis? Nieko nesuprantu. Tai tas smėlis čia skirtas. Padarė ir užkasiai pats vadinas. Da taip neteko matyti. Mums prieš akį didelis ąžuolas. Labai storas jo kamienas. Išdegęs. Išdegęs. Tuščiaviduris jis jau bus. Bet žiūrėk, lapų yra. Aha, ir mes dabar jau randamės Latvijoje. Jau pakeliui į namus. Oho, kokio platumo. Belia, kokia, tu prieik prie jo. Pabandyk apkabinti. Kiek čia tavęs reikėtų? Daug. Daug. Kiauras? Čia jam gal žaibas koks įkirta, ar kas atsitiko, sunku pasakyti. Ten gerai atrodo. Bet jisai čia irgi toksai visai neblogas, žiūrėk, čia išpjauta, supėla, dar skylę didinta. Eik, cau, buvai į vidų įlipus? Ne. Lipsi? Jis čia kai ant kalno šlaitą yra, tai biški sunku aplink jį apeiti. Bet šiaip tai jisai didžiulis. Didžiulis ąžuolas. Ku? Au! Sargiai. O tai tau ir kuku. Imk. Eik tu savo. Aš jau kelintą kartą mediją. Nežinau. Aš ir nežinau.
Išdegęs iki viršaus. Bet tai ąžuolas vis tiek jis sugeba išlikti, gyvuoti, žaliuoti. Eik savo. Ir jisai dar su lapais. Niek nesuprantu. Kaip skrusdaliukas tarp to medžio. Galvojau, kad geniukas. Geniukas. Aplankėm ąžuolą apie 400 metų. Dambijų ąžuolas. Jo, Latvijoje esantis. Išdegęs visas. Labai įdomus jisai čia pasižiūrėti, toks jis buvo. Įlys buvo įdomu. Na, tu įlendai, o aš ne. Ten, Bijojau, kad įstriksi, žinai. nu, ten vidų vietos būtų užtekę, tik tai išlys gal sudėtingiau per tą olą. Ką dabar lėkiam tolyn? Vėl artyn link namų.